Turėtume sakyti klasikinis baletas, jeigu kalbame apie klasikinį šokį, nes jau šiai dienai baletas gali būti šiuolaikinis baletas, gali būti neoklasikinis baletas, moteriškumas, švelnumas, grakštumas, elegancija, trapumas. Tai yra menas, visiems atrodo, kad balerina, jinai skraido po sceną ir jai tai nieko nekainuoja, bet kad to lengvumo pasiekti, tai yra labai ilgas darbas, pagrindas visoms šokio formoms, tai yra pasiaukojimas. Mergaitėms, merginoms ir moterims klasikinis šokis tai yra moteriškumo mokykla, elegancijos, disciplinos. Jeigu aš esu baltoji gulbė, tai aš ir turiu įtikinti žiūrovą, kad aš esu baltoji gulbė ne tik tai savo išvaizdą ir savo fizinę jėgą ir lengvumu, bet ir savo charakteriu, savo nuotaiką ir savo energiją.